Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandieną geras oras, tai išbandysime naują Pelikanų vienvietį modelį. Pelikanas yra kanadiečių gamintojas, jie pastaraisiais metais gamina labai lengvas ir dailias baidares. Pažiūrėsim, kiek jos patogios ir ar tikrai tokios lengvos ir taip tikrai patogu visur nešiotis, užsikrauti ir nusivežti, parsivežti. Tuo pačiu išbandysiu naują žvybinį irklą ir Pelikano pagalbinį irklą pabandysim. Dar užsisakiau iš NRS švilpuką. Aišku, čia jis nelabai padės, bet jį naudosim plaukimuose kalnuose. Tikrai lengvutė. Jinai sveria viso labo 16 kg, kas yra baidariai labai nedaug. Matau iš karto, kad sėdynė bus labai patogi. Išpakavus turime liuką priekį. Čia jisai tiesiog taip įsideda kažkokios smulkmenos. Turime podeliui laikiklį ar gertuvį, kur uždėti. Pažiūrėsim, kaip veikia. Labai minkšta, atrodo labai minkšta ir labai patogi sėdynė. Ir ilga šlaunų dalis, tai turėtų būti patogiau sėdėti ilgą laiką. Vieta podeliui, fiksuotos kojų atramos, paminkštinimai šonuose, kad nebraižytų šonų ir kelienų. Ir čia, sakė, dar dedasi kuprinė komplekte. Yra nešimo rankenos, išbėgimo vandens anga, gale dugnas. Pakankamai plokščias, turėtų būti pakankamai stabili. Išsipakavau, stoviu šalia jos ir aš galvoju, ar aš ją įtilpsiu su savo 1,90 m. Bet taip nešti, tai tiesiog meties ant peties, o tas paminkštinimas dar labai gerai ir nešimui. Kol kas man jinai labai patinka, nes labai lengva visur nešiotis ir transportuotis. Tai tas 16 kg jau baidarė atrodo neįtikėtina. Einam, pažiūrėsim, ką Giedrius mums duos į komplektą. Irklentės nenorim. Yra Pelikano rogutės. Kuprinė. Valio. Tokia gražią kuprinę. Tai hermetiška kuprinė? Jo. Valio. Įsidėsiu sumuštinius. Ir jinai statosi, va čia, kaip tik į šitą formą. Top. Įsistatom. Ir su kabliuku prikabinam, kad jinai jums nepabėgtų. Taip, įsidėjom kuprinę. Imam baidarę toliau ir keliaujam prie upės. Pasaka. Atrodo, kad bus patogu. Giedrius mane pamokė. Tai yra Argo 100X. Visos šios baidarės vadinasi Argo 100X. Tik va tas pataiko pasiimti patį krūčiausią modelį. Exo modelis, tai yra su atlošu minkštu, su minkštesnė sėdynė ir su kuprinė eina. Jau visi yra po to paprastas modelis, tai be kuprinės vietoj to minkšto labai patogaus atlošo nugaros eina diržas, toks, irgi pakankamai atrodo patogiai, yra žvejybinis modelis. Tai visus šios modelius pasižiūrėt, kuom skiriasi ir iš nuotraukos, ir iš vaizdo, įdėsim nuorodas video apačioje, kad galėtumėt pasilyginti, nes ilgis, plotis ir forma jų yra vienoda, tik apstatymas, kaip sakant, komplektacija skiriasi truputį. Pasidedam šitą baidarę čia ir einam į vidų. Čia galit matyti, pas mus yra daug vaikų dviratukai, ratukai, lemenės. Tai paimsim štai šį Amber. Jis būna ir 2 dalių su maža baidarė, čia toks būna sujungimas, va, toks kaip mygtukinis sujungimas. Tai siūlyčiau paimti su maža baidarė jungiamą. Tai daugiau plaukiam, turistaujam. Man labai patiko gelbėjimus lemenė Palmo. Palmo, jinai, net nepamenu kaip vadinasi, bet jinai man labai patiko, nes turi labai daug kišenių ir turi iš vidaus tokią paminkštinimą ir kvepuojančią medžiagą. Tai ir vasara, ir žiemą su jo yra šilta. Ir čia toks pagumuotos dalis, kad tau neslidinėtų lemenė. Patogiai užsitraukia, daug reguliavimo taškų, labai plačias kišenės ir kai reikia
pavyzdžiui, reikia ekskursijas vesti ir panašiai. Tai tos kišenės labai padeda. Kam sakiau, reikalingos kišenės saldainiai, arbata. Prisikemšam viską. Padelis ir keliausime. Per eilę metų, taip kaip plaukėjai, supranti, kas yra pliusai baidarėje ir plaukimuose, kai tu gali ilgesnį atstumą, pavyzdžiui, nusinešti baidarę ir kad viskas tau būtų po ranka ir niekas nekristų ir kad būtų patogu. Baidarę ant peties, kad niekas nekristų, nereikėtų po to vaikščioti, ieškoti, pakeliui kažką pamesti ir turėti vieną arba dvi rankas, jeigu kažką norim pasimti, išsitraukti, susidėti. Ir kad būtų patogu ir nereiktų labai daug vargti. Nes ta baidarė, jeigu nedaug plaukiai, gali ten pasitempti per tą pievą 30 kg, 40 kg. Bet jeigu nori daugiau plaukioti ir kad būtų patogu, nori lengvos baidarės, taip, aš turiu praktiškai viską, ko reikia kelionėje. Susidėjau į kuprinę, kas noriu, kad būtų sausa, kuprinė nekrenta, prisisega, kas yra labai patogu. Irklas į vidų baidarės telpa, užsidedu baidarę ant peties, atsarginį irkliuką irgi įsidėjau, vienoje rankoje kamera ir viskas. Ir esu pasiruošęs plaukimui. Jeigu norėčiau daugiau daiktų prisidėti, kadangi baidarė pati yra nesunki, tai galiu dar įsidėti, susidėčiau palapinę, miegmaišį, atsarginių rūbų, truputį vandens, pasiektų baidarę 25 gal kilogramus, gal iki 30, jeigu ekstra jau visko prisidėčiau ilgam plaukimui, tai čia keliom dienom. Kas ir tai jau yra labai nedaug ir galima būtų taip neštis ant peties. Jeigu ypač būna daugiau tų laipimų iš baidarės ir persinešimų, tai jeigu kiekvieną kartą pavargti, tai tada to malonumo biškį nebelieka. Pavasaris vis gražėja jau. Ir mūsų upė. Dedu viską čia. Gal aš netgi tiesiai lipu į vandenį. Akmenais. Lipu į vandenį ant akmens ir įleidžiu baidarę su viena ranka. Vienvietė baidarė pakrauta. Net gaila bus ją lipant ištepti. Lipant į vienvietę baidarę, kurie plaukia, žinot, ir dvivietę irklą dedam taip ant borto. Vienas irklo galas remiasi į žemę, kitas remiasi į bortą ir apsiverčiam. Juokauju, ne, matot, atrama yra į žemę ir aš turiu atšakas ir įlipu. Labai didelis kokpitas, iš tikro labai malonu, nes aš įtilpau, aš esu 1,9 m. Čia kaip tik kelienam atramos. Čia daug labai erdvės, dar priekį yra erdvės, galiu stumti kojas. Iš tikro aš kol kas patenkintas komfortu. Labai patogu. Labai gerai. Labai. Kol kas like and share. Gerai, pradedam lengvai irkluoti. Irklas 2,25 m. Šitai baidarė yra pats tas. Plaukia, jinai labai gerai, iš tikrųjų, kaip tokia trumpa baidarėlė, jinai nesisukinėja, irkluojant nesisukinėja į šonus. Kai būna dažnai trumpos baidarės, apvalių dugnų ir panašiai su kiekvienu įru jos pasisuka į šoną labai. O ši baidarė nesisuka į šonus, jinai tiesiog laiko kryptį. Labai maloniai. Taip, ir iš karto čia mūsų slenkstukas, pirmasis. Gerai, tai kur mes matom proskiną ten, tarp akmenukų, liežuvėlis. Ir 1, 2, 3, bakšt, hop, ir hop, juhu! Neprisitaškiau dar, jau geras ženklas. Dažniausiai šitoje vietoje prisitaškom akmuo, išvengiame akmens.
kybom ant kitų akmenų. Nu ką, jau juokės paukščiai iš manęs. Pirmas lengstis ir aš kibau. Sausas pavasaris. Bet čia bus baidariai išbandymas. Haba. Kaip gerai. Vanduo nusileidęs, to lietaus neturėjom, tas pavasaris labai geras, labai sausas. Aišku, vandenininkams ir tie, kurie mėgsta smagesnius plaukimus, tai nėra visiškai geros žinios, kadangi visose upėse vanduo yra nusėdęs. Tada tie plaukimai būna tokie labiau techniškesni. Reikia ieškoti praplaukimų, reikia labiau skaityti vandenį. Nėra tų tokių didelių srovių, didelių slenkščių, tokie smagus pasitaškimai. Taip, pasižiūrim, kaip aš atrodau toj baidariai iš tolo. Taip. Va. Ūkšt. Kaip ir klot su viena ranka. Haba. Podelio laikiklis. Priekį yra lengvai ranka pasiekiama dėtuvė, jeigu ten kažką įsidėt. Iš galo taip pat yra ta šita šia. Ja gali pasiekti, atsidarai, išsitrauki kažką, užsitrauki. Šiaip viskas, ko reikia, yra po ranka baidarė tikrai pragalvota. Šva, pilnai kojas. Jeigu nori pailsint kojas, pilnai galiu ištiesti. Tai nepamiršk, kad aukštesnis esu dar. Eisim bandyti šitą irkliuką gelbėjimosi. Išsitraukiam irklą, įsivaizduokim man avariją, pamečiu irklą ir kaip sukanoja irkluoju. Ir visai neblogai irkluoja su to kanojiniu irkliuku. Visai liuks. Plaukit kažkur autonominės kelionės savaitėje dar kažkiek, kad nereiktų daug vietos ir manot, kad galit praganyti irklą arba gali būti tokia situacija, kad pamesit inventorių ir jums tikrai reikės ekstra. Kas neužimtų daug vietos, tai manau šitas irkliukas toks visai neblogas. Įsikišat ekstra gelbėjimo atveju. Taip, tiksliai, dar turiu, užsisakiau švilpuką. Susilaiką, ypač kai kalnuose plaukiam, reikia šaukti. Hei, irgi Kanadoje gamintas. Fox Epic vadinasi. Tai čia be vidinių šitų visokių šratukų. Ypač va, kaip ir plaukiam kalnuose ir panašiai, kur daugiau triukšmo, jeigu atsiskyrė biški, vieni išsibarsto, kiti išsibarsto, kažkur kažkas nuplaukia, to reikia prisišaukti, tavęs praktiškai negirdi. Ir kai ieškot žmonių, iš pradžių galvoju apie paprastą švilpuką, bet pasižiūrėsiu, ką gamina specialiai vandenininkams, kokius švilpukus. Yra toks metalinis užsegimas, jis toks... Taip, visai ir neblogai. Užtraukėjas. Pažiūrim, kaip veikia. Oi. Gerai veikia. Jeigu nors truputį kvapo turi, net pačiam ausis užima, smarkiai pučia, labai smarkiai pučia. Geras dalykas. Šitą naudosim kelionėse kalnuose tikrai. Gal ir ekskursijose, jeigu neįsijungs kas nors racijos ar kažkas nors nuplauks ir reikės atkreipti dėmesio. Gerai, dar pairkluosim truputį ir eisime į stabilumo testą. Bandysim baidariai gal net atsistoti, pasižiūrėti, kiek jaučiasi. Šiaip pati baidarė, iš sėdėjimo, kaip dabar sėdžiu, tai yra labai patogiai čia. Nemanau, kad reiktų labai ten pratintis. Iš tikrųjų, bet kas pirmas įkilipęs jausis joje patogiai ir stabiliai. Nereikės nerimauti, kad čia apsivers ir panašiai. Aišku, žmonės ir su mašinom apsiverčia keliai važiuodami, tai galimybė niekada nėra nuliui. Priklauso nuo praktikos, nuo patirties, ką daryti, kaip laikyti atramas ir panašiai.
Tai ir nepasimesti, jeigu baidarė biškį pasviro į šoną. Wow, šakos, va. Nepasimečiau, čia skaitosi. Tiesiai šakas. Taip, dar biškį apie švilpuką, tai švilpavau. Kas yra patogu, jeigu, kas yra buvę, jeigu tu įkrenti į vandenį ir plauki, jau be baidarės, ypač aktyviuose plaukimuose, kalnų plaukimuose. Ir Lietuvoje galima ir žvelsa ir panašiai, ir matai, kad visi nuplaukė. Arba perspėti gale esančius, kad yra kliūtis ir, pavyzdžiui, tau reikia švilpti, bet matai, kad reikia irkluoti. Čia yra speciali guminė dalis su tokiais išėjimais, išraižymais, dantukais, galima sakyti, kad tu galėtum stipriai galėtum laikyti įsikandęs šitą švilpuką ir tau nereiktų jo neišslystų iš burnos. Jisai yra neskęstantis, jisai plūduriuoja, tai jeigu netyčia įkris į vandenį, tada jisai irgi bus paviršių išplaukti, tik reikės pasigauti srovėje. Ką, daryti stabilumo testą, aišku, išsirenkam gilesnę vietą, kad jeigu krisiu, tai jau sušlapčiau pilnai. Tai pasitraukiam šitą. Tas stabilumo testas toks, pabandai atsistoti. Jeigu pavyksta atsistoti vienvietį baidarį ir pastovėti, tai tada baidarė stabili skaitosi. Taip. Greičiausiai taip. Gerai. Ir jeigu pavyksta atsistoti ir pastovėti, baidarė ekstra stabili. Gerai, galim stovėti. Ir iš tikrųjų, jeigu tas irklas mane maišytų, negriuvinėtų, aš ją galiu visai netgi ir pairkluoti. Gerai, kaip iš tokios mažos baidarės. Opa. Visai neblogai. Kaip iš tokios mažos baidarės, tai labai daug stabilumo yra. Ir jinai plati ir pakankamai greita jinai yra. Jinai plati, trumpa, greita ir lengva. Kaip greita? Sąlyginai greita. Palyginus pagal savo greita, sakom, lyginant su savo išmatavimais. Tai pakankamai manevringa, bet ir išlaiko kryptį. Toks, sakyčiau, labai geras kaip crossover modelis. Ir gali ir mažuose upeliuose plaukti, ir dideliai upiai. Lengvai irkluojasi, patogu, ir ilgiem, ir trumpiem pasiplaukimam. Kol kas atrodo, kad šitą baidarę gali eiti į top 3 kol kas. Vietos labai daug. Čia praktiškai čia gali hermetišką maišą, dar priekį yra vietos. Iš galo gali susidėti daiktų. Žmonėm, kas plaukia, kas mėgsta savo mažais gyvūniukais, irgi yra gerai, nes yra didelis kokpitas ir čia, tarkim, Yorkshire dydžio šuo ar panašiai, tai jie pilnai irgi čia tilptų ir gali su tavim plaukti tavo augintinis, kas yra labai nuostabukas. Mažuose kokpituose, kur pasislepia kojas, jie būna maždaug iki čia, iki kelienų, tai ten jau nelabai įdės ir nebus patogu. Kaip ir prieš tai minėjau, yra ir paprastesnis modelis su tiesiog netokia patogia atrama nugaros, dirželis. Yra žvejybinis modelis, tai su tokiu stabilumu iš tikrųjų yra ten meškerių laikikliai ir panašiai, daugiau vietos visokiems, nedaugiau vietos, daugiau biškį detalių pritaikytų žvejybai. Tai su tokio stabilumo baidarė, aš manau, ir labai gerai būtų ir žvejyboje. Ir mėtyti, ir spiningauti, įsidėjus meškerėlę ir netgi gal ir velkiauti. Puikus modelis, tai kaip ir minėjau, nuorodos, kad pasižiūrėti, kuom skiriasi tos baidarės iš žvejybinė RT. Yra apačioje įdėtos video aprašyme. O toliau kalbam apie irklą. Tai irklas mes ir nuomoje ir šiaip dažniau naudodavom tempa irklus, nes tempa irklai jau yra koviniai. Jau ten, kad jį sulaužyti arba sugadinti, turi labai pasistengti. Ben per 15 metų, kiek mes jūs nuomojam, gal ilgiau, tai gal ten keli variantai buvo. Žinoma, jie yra gerokai brangesni. Bet dabar šitie amber irkliukai, jie yra lengvesni. Aišku, per savo svorių tu truputį paaukoji tvirtumą, bet irkluojant, pavyzdžiui, pats aliuminis kotas, jis
atrodo pakankamai tvirtas, tai jeigu tu jį naudosi pagal paskirtį, jam nieko neatsitiks. Su mentim irgi jos yra pakankamai lankščios ir pakankamai tvirtas, yra pastiprinto plastiko sluoksnis sudėtas. Tai yra atsistuminėti nuo kranto, tarkim, jeigu aš priplauksiu prie kranto ir įstriksiu ir visą jėgą atsistumti nuo kranto, vėlgi nėra problemų. Prasistumti pro akmenis, užtrukus irgi čia stumdžiausi, jie yra pakankamai tvirti. Aišku, viską žmonės gali sulaužyti. Norisi biškį lengvesnio irklo. Šitie, jeigu neklystų, nesveria kilogramą, 900 kažkiek tai gramų. Na ir ilgesniai kelioniai, tas 100 gramų yra malonu, yra lengvesnis irklas. O pati mentis yra labai neblogos formos, yra geras išlinkimas ir tas įris jaučiasi toks pakankamai stiprus. Yra vandens nubėgimo žiedai, kurie neleidžia bėgti vandeniu ant manęs, o nuvarva vanduo į šoną, kas yra irgi labai malonu ir gerai. Yra uždėtos plėvelės, kad nešaltų taip ranka ir būtų geresnis sukibimas, laikytų žaliuminio yra visą laiką šalta. Tas užtraukia šitą plėvelę, jinai yra šilta, ypač jeigu ant saulės dar juodai jinai kaista ir neslysta. Ir malonu ją yra laikyti. Pilnai tiks ir asmeniniam naudojimui ir manau, kad pilnai tiks ir nuomos kompanijom, jeigu norit tokio patikimo, lengvo irklo. Priplaukiau savo tiltą, savo finišą. Tai labai džiaugiuosi išbandęs šią baidarę. Iš pradžių taip keistai žiūrėjau, nes jinai tokia labai trumputė ir atrodė, kaip su standartinė trumpa baidarė įlipsi, su kiekvienu įriu nusisukinėjasi, greičio nėra, nieko nėra. Bet esu labai patenkintas, labai nustebino šitą baidarę savo stabilumu, savo greičiu, manevringumu. Puikus variantas. Jeigu norite, kad padaryčiau kažkokį praplaukčiau, papasakočiau apie jūsų išsirinktą modelį ir dvėjoja dėl kokio modelio baidarių, tai komentuokite, rašykite ir stengsime kuo greičiau tai padaryti. Taip pat yra svarbu, kaip lengva yra ją įlipti, išlipti, susipakuoti, susiruošti, kad kelionė būtų patogi. Taigi nosį įtaikom į čia, pataikiau nosytę. Labai bus jums neblogų kadrų. Kaip ant galo kelionės išsiverčia. Taip. Ant telefoną įsidedam. Jo, baidarė labai gerai atsistoja. Išsitraukia ir išlipa. Labai stabilu, labai lengva ir labai paprasta.